Paleiktų, pradėjom lenktyniaut biškį. Rugilė eina bandyt prisijaukint. Oi. Habibi. Labas rytas, sveikinamės iš Vadi Room. Tai va, atvažiavom iki Vadi Room, anksti kėlėmės, toli važiavom su gražiais vaizdais. Ir šiaip lietai atsidūrėm čia Vadi Room. 2 valandas važiavom nuo pusę 8 ryto. Ir atsiveria mums toks vaizdas čia atvažiavus. Atvarėm į tą kaimą pradžiai dabar. Ir dar liko valandikai iki mūsų turo pradžios. Kai pradėsim turą, tada atsivers dar gražesni vaizdai. O dabar mes esame atėję iki parduotuvės, eisim kažkur pavalgyti. Kažką nusipirkti. Tai einam žiūrėti, ką jie turi pasiūlyti. Man reikia šampūno. Žiūrėk, šitas geras atrodo. Šokoroks. Tai pasiėmam. Gerai, tai apsipirkom parduotuvėje. Pažiūrim, ką gavom. Vieną mini pizzą, 4 tokie blineliai, čia su mėsa kažkokia. Vandens, bananinis pienas, braškinis pienas, cėli 3 bananai ir vienas mažas pakelis čipsų. Nu tai spėkit komentaruose, kiek išleidom pinigėlių ant šitų pusryčių. Išleidom 6 PM dinarų. Tai čia vos ne 8 eurai gal. Daug. Nu bet kaip tokioj turistiniai vietai gal ir logiška, bet vis tiek gaila išleidinėti tos pinigus brangiau nei Europų čia kartais. Nesąmonė. Nu bet nieko, pavalgom ir važiuojam tada į dykumą. Laukiam, kol atvažiuos gidas. Turėtų būti už poros minučių. Все, turas prasideda. Karis. From to bubbles, okay? But it's very important the bubbles or not, because your tent, when you book now, private toilet. Rugila? Yes. And it's okay. You can... Atvarėm iki pirmo sustojimo. Ir ką mes turim pirmam sustojime pamatyti? Tai šitą milžišką kalną ir sakė, iš ten vanduo bėga. Ir ten yra kažkoks padarytas gerimo vieta gyvūnėliams, visiems kupranugariam. O čia, sakė, yra 2000 metų užrašai ant akmens kažkokie. Tai einam pabandysim iššifruoti. Pabandykim. Sveiki visi su jumis ir vėl. Aš baltalietuvis. Yeah. Man atrodo, čia taip parašyta. Wow. Negaliu patikėti, kad baltalietuvis buvo čia prieš 2000 metų. Wow. Legend. Žiūri crazy atrodo šita vieta. Tie akmenys. Reikia užsilipti ant šitą milžinišką akmens. Ar ant ten lipti? Dai, lipam pačią viršaus. Nu, užsilipau. Žiauru, čia kaip Marse, įsivaizduoju, kažkaip taip ir atrodo. Dabar reikia nenudribalint. Gal pavyks kažkaip. Mūsų turų mašina. O čia, kur sakiau, kad iš ten nuteka vanduo, visiems kupranugariam. O va čia va jiems. Gerai, važiuojame iki kitos vietos.
pametėm su Rugilėmis batukus. Lipam į šitą didelę kopą. Smėliukas šiltas, kojytėm gera. Oi, sakė, bus šiandien 10 sustojimų, tai vieną padarėm, dabar čia antras, dar 8 bus. Mes su Rugilė va basom ant akmenų laipėm ir užlipam į apžiūros tašką. O kaip apžvalgos tašką. Mes čia vieninteliai, kai durneliai be batų. Mums gidas sakė, galite nusimti, bet turėjau minį, kad rankas pasimti. Nufotkinkit. Ailas. Da. Opa! Super! Yeah, how do you tie it? Okay, friend. Kas supalt? Already we can go. Einam mes su Rugilė pavastyti kvepalų. Mūsų bosas šneka, mes negalime. Jo, mūsų bosas ten kampe šneka su draugais. Tai mes dabar čia sėdim. عنبر مشكي وهذا الشارع عنبر Atėjom iki kažkokio kanjono, kuris ten yra. Čia pradžiai Kupranugari. Bando pamaitinti. Oi. Ar nemaitinti, ar uždaryti burną. Jis matyt per daug loja, gal kažkokius garsus jis leidžia. Rugilė eina bandyti prisijaukinti. Jau nusižiūrėjo savo taikinį. Melskitas. Pabėgo Kuprandugaris. Oi. Oi. Nu, čia ta pagrindinė vieta, kur mumis atvežė. Čia kažkur į vidų galime eiti. Rugilė pačioj paliko. Pareina Rugilė. O čia dar kažkars nuo karto matos tokie užrašai kažkokie piešiniai. Bet sakė, kad čia buvo kažkur išraižyta, dabar tik aišku, nežinau kur, bet buvo išraižyta 2000 metų senumo arabiški užrašai, bet sakė, jų kalba pasikeitė ten prieš 1000 metų jau. Tai ne ta pati arabų kaip dabar. Įdomu, ką čia žmonės veikia prieš 2000 metų. Atvažiavom iki kitos salos, į kurią galim užlipti. Čia mūsų draugai yra iš mūsų, su mumis turi kartu jie iš Filipinų. Jokingi tokie seneliukai, draugiški. O čia mes valgysim pietus šitoj stovyklėlėj. Tai ką, einam užsilipti kalną. Kopiau ir užkopiau. Ateina mano draugai iš mano turo tą pačią. Upa! Opla, baba. Čia zuikį pagauti tai būtų
būtų bėdų nusirident. Šiaip tipo, atrodo, kad dykuma turėtų būti karšta, bet aš megztuką gavau užsidėti, nes biškį sušaliau. Ojoj. Slidus tas akmuo biškį. Be priežiūros, viską leidžia mum. Žiauriai kieta. Žiauriai. Įdomu, kas pietum dabar bus. Jau išbadėję mes esam. Tikiuosi, kokiu sausų pusryčių bus. Gerai, nusileidom iki vakarienės, ne iki pietų. Ar giliau geriausią vietą užėmė. Čia kupranugario kaulai. Čia tas pats, kurį vakar valgiau. Dantukai. Pati kaukolė. Kelienas. Rugilė deginas. Čia mūsų arbatėlė verda. And this vegetables. I thought it's camel. Pietum tunas, fetos sūris ir daržovės. Įdomi, iš kur jie čia gavo tą tuną dykumui. Pita cheese. Pita cheese. Oh, that's good. Gerai, grįžtam toliau į kelią, pavalgę, pastiprinę. Šiaip žiauriai pakaituką norėjau po maistą, bet reik toliau varyti. Dykuma nelaukia nieko. Atvarėme 5 stotelę, vėl kupranugaris. Guli savo. Tokioj vietoj. Čia šiaip labai kieta čia. Akmenukai sudėlioti, gal kelsiu nuotrauką, kaip atrodo. Nu, gražus čia vaizdelis. Vėl dykumoje esam. Tik smėlis matyt ir viskas. Ir čia visos turistinės mašinos. Va, pažiūrėkit koks. Šitas vadinas grybo akmuo. Grybinis, akmeninis. Ten ilsis kažkas. Bet jau tikriausiai girdis iš balso, kaip aš miego noriu. Dar tik 2 dienos, ar ten 3 gal. Bet akis jau merkės, jau nebelaipiu į uolas aukštai. Kad ir koks pavargęs esu, negaliu nelipti. O Jėzu, kaip čia stačiai buvo. Iškart toks kalnas. Jo, nesusivaldžiau. Tai užlipau. Visur plius minus tas pats, bet vis tiek žiauriai gražiai. Ta dykuma tokia plati, tarkinga. Galėtų būti tiesiog daugiau laisvų kupranugarių. Vieną matėm, bet nespėjau nufilmuoti. Super, išvažinėja visi. Nu žiūriu, nudripsiu ar nenudripsiu.
Gerai, viskas, lekam toliau. Palieka mumis mūsų gidas. Sako, eikit tiesiai pro kanjoną, sako, kitoj pusėje jumis surasiu. Nu tai ką, mes ir einam. Čia būtų gera diena būti alpinistu. Čia virvę užsimetus galėtum lipti. Ar bandom be virvės. Rugilė, tu pirmą lipsi davė. Vienišas karys laukia. Niekas jo nesustabdys. Pro tokį ploną reikėjo pralysti. Praėjimą. Dabar einam tokiais parkour keliais čia. Ninja Warrior. Sunkiai sekas mūsų komandai čia lipti. Nu, Rugilė tai varo belė kaip. Bet žmonės priekį biškį striginėja ant kiekvieno mažyčio pakilimo. O, papa. Nu ir įveikėm. Atsiradom kažkokiai oazijai. Koks jausmas Rugilė oazijai būt? Bumaba ka ulit doon. Pagpaakit naman ako. Tayo magsalubong tayo. Atėjom pabaigą Tapos sabihin mo, savo tarpeklio. Kažkur čia jau gidas mūsų turės laukti. Nu ką, po tokio žygio reikia kažką įdomesnio paveikti. Tai pasiėmėm snieglentę. Pažiūrėkit, varo visi. Eiktų kokiu greičiu deda. Žiūkšt. Eiktų žiauriai kietai. Varom ir mes. Gerai. Čia užsidedu tik ant vienos kojos. Ant kitos kojos nelabai. Oi, ne, be šansų. Aš jaučiu, kad nenučiuošiu. Gausim sėst. Visi čia atsisėdę varo. Gerai. Habibi! Oi, nu visam man patiko. Prigalvoju, mes net nesitikėjom. Aš net nemačiau, kad skaitytas šitas turi. Nebeužlipau iki pat viršaus, pavargau aš jau lipti. Tai va, dar Rugilės eilė. Kas leido, tai musulmoniai pasiims snowboardą. Extreme Sports. Gerai. Paliekam savo mašiniuką. Paliekam kalną. Važiuojam. Paleiktų, pradėjom lenktyniaut biškį. Eiktų, duoda gerai čia. O, va, laimim. Eiktų, kai gerumo. Jala. Eiktų, gerai čia davė vaizdų. Atvažiavom į dar vieną palaipiojimą. Jau žiauriai pavargę visi esam. Po šito sakė, jau saulėlį darysim palidėt. Šitas biškiai ekstremalus atrodo, bet sakė šitas geriausias. Tai gal pabandyt? Aš manau, reikės pabandyti vis tiek. Metas liptis tą. Šitas atrodo tikrai ekstremaliausias. Nenufilmau, kaip užlipau. Čia labai ant greito užlipom. Nulipti tai bus problema.
Aukštas šuolis čia. Pasisekė, kad ežeras aukštas. Oba. Sunku filmuoti ir lipti vienu metu. Gerai. Okay. Užsilipom kažkur čia. Vis ten bando fotkintis. Oi. Ai, ten fotkina, nes ten yra toks tarpas per vidurį. Man ten nereikia, aš čia lipsiu. Aš apsėsiu be nuotraukas. Aš tą lipsiu žemėn, matyt. Prasideda sunkioji dalis, bandyti nenusiridenti. Susibraižiau. Gerai, išlikau gyvas. Liko tik nučiuoš nuo kalno ant subinės ir vsio. Va čia šitas kalnas. Tipo, gali stovėti, bet labai sunkiai jau. Jau reikia subinę karts nuo karto užmest. Išgyvenam. Einam dabar arbatos atsigert, užsidirbam. Vad nuo šitą nulipau. Čia, kur visi žmonės laipė. Ten nepasidariau nuotraukas. Tai šitaip galite nufotkinti. Plynių laukas. Nu, tie vaizdai tai super visą dieną. Kosmosas visą dieną tokius dalykus matyt. Be stojimo. Nežinau, kas čia buvo. Vos nenusiredėjom. Nu, truputuką nuvažiavom dar toliau. Ir atvarėm į šitą vietą. Boom. Matos kažkas jau per tą saulę. Ne tas pats. Sakė, kiekvienas tas autobusiukas turi skirtingą vietą saulėlydžiai. Tai čia mūsų vieta. Atvažiavo iš mūsų stovyklavietės draugų. Žiūrėkit, ką Rugilė padarė. Išpylė arbatėlę. Ne, laistyk augalus. Tai yra akmenis. Tai gerai. Gerai, atsisveikinam su saulėlydžiu. Einam dabar iki mašiniuko. Važiuosim į stovyklėlę jau. Vum. Nu, vsio, riedam pro vakarinę dykumą. Saulė jau beveik nusileidus visiškai. Varom iki stovyklavietės. Įdomu, kaip mes ten gyvensim. Nu jau navažiavom savo stovyklą. Neblogai. Super. Ką tik nusileidom Marse. Pirmas nusileidimas. Čia vakarienė. 7:30. Taip gerai atrodo. 9 eurų šiandieną visą dieną, nes dar vakarienę gausim, dar rytoj pusrytuką. Patinka? You have your card inside, huh? Perfect. And your light is here. Please, when you leave, you close the light, huh? Yeah. Dinner will be at 7:30 and breakfast will be at 7:30. Okay. Thank you. No internet. Ką Dorota sako? Kažkiek plėstis pastatas. Habibiai. Na, bet ne labai blogai. Gerai, tai mūsų kambarys atrodo taip. Ir tada išeini į lauką.
dabar jau vakarinis. Jau tamsoka. Hello. Labai gražu. Turim kambarį tokius langus didelius. Tai ryte pabusim su dykuma. Kur atėjom, Ragilė? Aš nežinau. Atėjom vakarienę. Laukiam likusių žmonių. Dėsim vakarienę. Mūsų draugų jau, su tais, kuriais turą turėjom. Jie ateis ir pradėsim. Yalla. Now, bro, if you cooking up a storm in there. That's alright, you can stack at the bottom. That's what you call grub. Oh. Excellent. Skanumynai. Paėsk. Labai šilta. Šilta? Jo. You want jump? Yeah. There is covered with yogurt, eggplant, baba ganoush. There's white fattosha and something like that. Rice, mixed vegetable. We have the zarb, and there is our chef Hamoude. So please start your dinner and fill your home and help yourself for another second. No supermarket in the middle of the night. O dabar, kai bausim, išbadėjomės visiškai. Viskas valgysim. Taip atrodo mūsų vakarienė. Vištiena, daržovės, bulvės kažkokios, aštrus padažiukas, ryžiai. Čia ta mėsa pažiūrėjau iškirta. Labai skanu. Dar toks. Skanu? Mhm. Ne, bandom, ragaujam. Žiauriai skanu. Mėsa žiauriai gerai. Žiauriai gera višta. Tokio labai žiauriai gerai iškepus, nebaug paaiškinti. Reiks gal mum namie pradėti pažemę kept maistą. Skanaus visiems. كلب حلو قاعده وفي اربخين بحمام وزغط. Baigiam vakarą čia. Labai po vakarienės gražiai pabuvom prie ugnies, pakalbėjom su tais vietiniais. Jie žiauriai draugiški, jie nėra tokie kaip kiti gidai. Nu, jie tokie grinai, sakė, yra vietiniai, čia yra jų gentis ir jie visi tokie family business, čia yra jų pro tos turistus po dykumas varinėt. Ir jie jau tipo pasiema pinigus už tavo tą turą ir daugiau nieko nečardžina ir tipo nebando ten labai kišinė daug. Tai jie su jais galim taip nuoširdžiai pašnekėti, tai labai fainiai buvo. Prie ugnies pasėdėjom. Jo, jie labai paslaugus, visą karbatas įpila. Klausė, nenori to. Tada dar sutikom kitą youtuberį, toks britas kažkoks, irgi keliauja, užsidirbinėja pinigus keliaudamas, vasainius pardavinėdamas. Varinėja po pasaulį, žiauriai fainas bičias. Tai su juo dar pabuvom prie ugnies, kokias 3 valandas ten gal pasėdėjom. Žvaigždės, kaip matęs, kosmosas buvo. Žiauriai gerai žvaigždės atrodė. Labai giedras dangus buvo, tai žvaigždės žiauriai gerai matęs. Vienintelis minusas viso šito reikalo yra, kad nėra šilto vandens, ledinis vanduo. Ir mes dar šampūną paviršom, tai šis nesąmonė. Bet šiaip žiauriai smagiai praleidom laiką, už kainą tikrai čia apsimokėjo. Ryte dar mūsų laukia kupranugarių pasivažinėjimas valandikė. Nu tai ką, šitą vlogą baigsiu čia. Tai susimatom už sekundės arba už savaitės. Ir jei jau šitą matot, tai vadinasi sutinkam už savaitės. Tai prie tos progos užmeskit laiką, paspauskit subscribe ir susimatom už savaitės naujam video. Varysim į kitą Jordanijos miestą. Tai susimatom ten.